1960 metais, kai Rolandui sukako 4, Paksų šeima persikėlė į nuosavą namą Telšių pakrašty. Sutaupyti pinigų nuosavam namui nebuvo lengva. Feliksas Paksas dažnai dirbdavo po 2 pamainas grūdų surinkimo punkte. Gimdymo namuose medicinos seserimi dirbusi Elena budėdavo viršvalandžius. Nemaža paspirtis šeimai buvo Feliksui paskirtas žemės sklypelis, kuriame abu su Elena praleisdavo retus laisvadienius. Pergyvenę represijų ir okupacijų metus, Feliksas, Elena Paksai širdį saugojo gilią meilę savo žemei. Jie visada svajojo apie Lietuvos nepriklausomybę, bet sunku buvo patikėti, kad patys jos sulauks. Meilę gimtai šaliai, nuostabiam ežerų kraštui, jie perdavė ir savo sūnui Rolandui. Rolandas stengiasi išmokti visko – istorijos, užsienio kalbų. Daug sportuoja, pasiekia neblogų rezultatų įvairiose sporto šakose. Vis dėlto didžiausia Rolando aistra tampa aviacija. Dangaus trauka užvaldė jaunuolį dar tada, kai iš tėvų balkono pirmą kartą išvydo sklandytuvą. Nuolatinis ryžtas visur siekti pačių geriausių rezultatų 1977 metais atveda Rolandą į Vilniaus aeroklubą, kur pradeda mokytis aukštojo pilotažo. Jam sekasi. Labai greitai tampa sporto meistru, šalies rinktinės nariu, daugkartiniu Lietuvos ir Sąjungos čempionu. Treniruodamasis aeroklube Rolandas dar ir studijuoja. Nepaisant dažnų išvykų ir varžybų, jis sėkmingai baigė studijas Vilniaus inžinerinėme statybos institute ir kaip įprasta lieka ištikimas pagrindiniam gyvenimo principui, bet kurį darbą atlikti labai gerai. Iš karto po valstybinio egzaminų institute jis sėkmingai apgina diplominį darbą Leningrado aukštojoje civilinės aviacijos mokykloje. Tai jo antrasis aukštojo mokslo diplomas. Prieš metus pavasarį Rolandas susipažįsta su Laima, kuri po kiek laiko tampa jo žmona. Sprendimas kurti šeimą gimsta iškart per pirmąjį susitikimą. Iki vestuvių jie turi galimybę pasimatyti vos 4 kartus, nes Rolandas nuolat išvykose, treniruotėse, varžybose. Tačiau atsiradęs dvasinis ryšys tvirtas. Jie susirašinėja ir tie laiškai vienintelį, tačiau stipri juos siejanti gija. Dukrą Ingą ir sūnų Mindaugą tėvas pratina nebijoti sunkumų ir atkakliai siekti tikslo. Su Rolandu kaip už mūro mėgsta kartoti Laima. – 1984-aisiais visiškai netikėtai Rolandas nusprendžia pasitraukti iš Sąjungos rinktinės. Sportiniai pasiekimai jo nebetenkina. Norisi nuveikti gyvenime kažką reikšmingesnio. 30-metis Rolandas Paksas tampa Vilniaus aeroklubo viršininku. Šis aeroklubas tampa geriausiu šalyje, garsiu savo techniką ir pilotais. – 1991 reikšmingi metai Lietuvos istorijoje. Kartu su Laima ir savo tėvais atvykusiais iš Telšių, kaip ir daugelis kitų Lietuvos žmonių budi prie Seimo, televizijos bokšto, Rolandas aktyviai kūrė savarankišką nepriklausomos Lietuvos aviaciją. – 1991 pabaigoje labai pasikeičia ekonominė padėtis šalyje. Daugelis ieško savo vietos naujajame gyvenime. Rolandas įkūrė statybinę kompaniją. Tai intensyvaus darbo laikotarpis. Jis ir kompanijos prezidentas, ir vairuotojas, ir krovikas. Dirbama vėl vadovaujantis tuo pačiu Rolando principu. Ką darai, daryk iš esmės, negailėk jėgų, laiko ir sveikatos. Netrukus ima didėti mokesčiai, veši biurokratija. Legaliai dirbti darosi beveik neįmanoma. Laimi tie, kurie dirba nelegaliai,
nemoka mokesčių. Reikia apsispręsti. Jei šalis nesuinteresuota sąžiningų darbų, reikia daug ką keisti pačioj šaly. Rolandas verslą pakeičia aktyvia politinė veikla. 1997 balandį Rolandas Paksas išrenkamas Vilniaus miesto meru. Lietuvos sostinė ima akivaizdžiai keistis. Sparčiai restauruojamas senamiestis. Nušvinta architektūriniai paminklai. Nepamirštami ir kasdieniai vilniečių rūpesčiai, remontai, šildymas, gatvių apšvietimas. Nepamiršti ir tie, kurie paaukojo gyvybės už Lietuvos nepriklausomybę. Ant visų sausio 13-osios didvyrių namų atitengiamos memorialinės lentos. Po pusantrų metų, kai konservatorių vyriausybė ištinka krizė, prezidentas, matydamas sėkmingą naujojo sostinės mero darbą, pasiūlo Rolandui Paksui užimti premjero postą. Rolandas nepratęs palikti nebaigtų darbų. Jis net 3 kartus atsisako šio pasiūlymo. Eilinį kartą Rolandas vėl važiuoja pas prezidentą Valdą Adamkų, pasiryžęs atsisakyti jam